Asmeninio angelo žinutę. Pasižiūrėkim, kągi asmeninis angelas sako, kad baigėsi kažkokios sunkios, sudėtingos situacijos, kad tam jau pabaiga, galbūt ir klausi kada, bet angelas sako dabar, 10 kartų pabaiga sunkumams, skausmui, kad tai pasaulis, tikrai stipri tokia žinutė, pabaiga sunkumams, didysis arkanas pasaulis užveria tą situaciją. Ir tai galbūt ir susijęs su kažkokiam vertybėm, kažkam tai su vertinga veikla darbu, kažkam tai su vertingu vyru. Ir kasgi atsiveria? Atsiveria meilė savo, kad jūs vėl tą karalienę turiu, kad jūs vėl švytit, vėl tą vandens stichiją, jausmai, atsipalaidavimas, džiaugsmas, priėmimas pasaulio, šypsenos, emocijos, juokas, kvatojimas, kad būtent tokios energijos ir kągi jūs pritrauksit, pasižiūrėkim. Taigi karalių taurių. Tai monėtų dar irgi matos, kad nepatenkintas, kad čia taip viskas įvyko, bet jau jam pabaiga. Taigi matosi, kad ateina meilė, ateina naujas toks etapas jūsų gyvenime ir jūsų asmeninis angelas tai žino.